Ką, brangus broliai, sveikinu visus, iš tikrųjų malonu būti su jumis. Aš su Jėzumi esu laimingas. Jūs su Jėzumi? Aš su jumis laimingas. Ačiū Dievui, kad viešpats mūsų toks yra geras. Ar yra lyderių čia? Vienas visi, tai ką, ar vienas ar visi? Dievas kažkaip sakė, kad vyras turi būti lyderiu. Jeigu ne, tada reikia tapti lyderiu. Tai šiandien aš norėčiau kalbėti apie lyderystę. Dovydas kaip karalius, lyderystė vyro gyvenime. Kada mes kalbėsime apie lyderystę, mes matome, kad iš tikrųjų dabar pasaulyje yra daug konferencijų, seminarų, kurie kalba apie lyderystę. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Nes jeigu nėra lyderio, jeigu nėra žmogaus, kuris veda, kuris vadovauja, kuris žino savo vietą, ką daryti, tai tada iškyla daug problemų. Ir pavyzdžiui, vieni bijo priimti lyderystę. Kiekvienas vyras, kaip mes sakom, Dievas nusprendė, kad jis lyderiautų, kad jis vadovautų, kad jis vestų. Ir dabar mūsų visuomenė, vyrai bijo lyderystės. Sako, aš nemoku, aš negaliu, aš nežinau. Kartais žmona stumia vyrą lyderiauti, o jis bijo, ir žmonai ką lieka? Pradėti vesti šeimą. Kitas dalykas, kiti pastato ir nuima lyderį, iškviečia kerštą. Pavyzdžiui, daug metų atgal, kas prisimena misionierių Vytautą Cibą, jis vieną kartą ateina pas mane ir sako, aš noriu pastatyti pastoriumi tokį brolį Alvydą. Aš jam sakau, Vytautai, brolis geras, iš tikrųjų gali padaryti, ką prašysit. Bet sakau, jis nėra pastorius, jis negali, neturi dovanos pastoriauti. Jis nepakluso, pastatė, po 3 mėnesių jis nuima. Tas pradėjo kerštauti. Ir daug problemų paskui buvo su tuo broliu, tik dėl to, kad neteisingai kažkas, neklausydamas patarimo, pastatė jį lyderiu. Dar vienas dalykas, mes neturime manyti apie save daugiau, negu iš tikrųjų mes esame. Ta prasme, lyderystė reikia kilti. Ir apaštalas Paulius savo laiku Romiečiams 12 skyriuje ir 3 eilutė sako, ir iš man suteiktos malonės ragino kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai pagal kiekvienam Dievo duotąją tikėjimo saiką. Reiškia, pagal tikėjimą iš tikrųjų mes galime vadovauti, mes galime vesti, mes galime kažką daryti. Ir tai yra normalu. Tai nėra kažkoks pažeminimas. Tai yra normalus augimas. Ir žiūrint į Dovydo gyvenimą, mes taip pat šiandieną bandysime pamatyti, kaip jis tapo ar augo iki tam tikros lyderystės. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, vardas Dovydas, tai yra mylimas. Ir mūsų tema, viešpats surado vyrą pagal savo širdį. Apie 1000 kart Dovydo vardas yra minimas Biblijoje. Tai įsivaizduokite, koks tai yra žymus žmogus, jeigu tiek daug kart yra kalbamas jo vardas. Dovydas buvo Kristaus provaizdis. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsime po krikšto, kada Jėzus pasikrikštijo, iš dangaus prabilo balsas, sako, iš tai mano mylimas sūnus, kurio aš geriosiu. Dovydas mylimas, Jėzus mylimas. Dovydas ir Jėzus Kristus, jie abu gimė Betlėjuje. Abu buvo patepti į tarnystę. Dovydas į karaliaus tarnystę. Ir mes žinome, kada Samuelis atėjo, uždėjo rankas, sako, viešpaties dvasia nužengė ant Dovydo. Kada mes žiūrime Jėzaus gyvenimą, dar pranašas Izaija kalbėjo apie tai, kas tai bus per Mesiją.
Ir paskui Jėzus ateidamas į sinagogą, jis pats paėmė Izaijo pranašystę, pirmą skyrių, ir jis skaitė, sako, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerąją naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti belaisvėms išvadavimą, akliesiems regėjimą, siunti vaduoti prisiliktų ir skelbti maloningų viešpaties metų. Reiškia, patepimas tai yra skirimas į tam tikrą tarnystę. Reiškia, kažkas turi daryti žmogus, kuris yra pateptas. Ir aišku, kada mes žiūrime į patį Jėzų, kada jis kabojo ant kryžiaus ir buvo lentelė, sako, šitas yra žydų karalius. Abu jie buvo ganytojai. Ir Dovydas ganė savo tėvo avis, rūpinosi žydų tautą ir jis parašė 23 psalmę, kuris sako, Dievas yra mano ganytojas, viešpats yra. Sako, aš nestokosiu. Reiškia, jis pajuto iš gyvenimo, iš patirties, kas yra Dievas. Jėzus Kristus apie save sako, aš esu geras ganytojas, už avis guldo savo gyvybę. Ir mes žinome, kad iš Dovydo palikonių turėjo ateiti Mesijas. Ir kada žmonės ateidavo, kartais šauksdavo, Dovydo sūnau, būk gailestingas, išgydyk, padėk, palaimink. Taip pat, jeigu mes žiūrime į Kristų, jo nekentė persekiojo fariziejai, sadukėjai, kunigai. Jeigu mes žiūrėsime į Dovydą, į nekentė Jošvis karalius Saulius, ilgą laiką jis jį persekioja. Aišku, tie, kurie palaikė Saulį, taip pat buvo kaip Dovydo priešai. Ir mes turėdami šiandieną šventojo patepimą, žinot, mes esame pakviesti tam tikrai tarnystai. Pirma, mes esame vadinami krikščionės arba Kristaus pasekėjai. Ir todėl tu ir aš, mes esame patepti tam, kad iš tikrųjų atstovauti Dievą. Apaštalas Paulius kalba korintiečiams, kad mes esame jo pasiuntiniai arba ambasadoriai. Ta prasme, mes atstovaujame Dievo karalystę nematomą, bet mes atnešame į žemę, mes sakom žmonėms, žiūrėkite, yra Dievas, yra jo karalystė ir mes apie tai skelbėm, mes apie tai kalbame. Ir todėl mes irgi atvaizduojame, ar mes esame su Dievu, mes augame jame, mes bandome parodyti pasauliui, kas yra tas Mesijas, kuris atėjo į žemę savo laiku. Ir kada mes žiūrime į Dovydo gyvenimą, iš tikrųjų tai buvo, tai yra kiekvieno mūsų tikinčiojo šiandieną pavyzdys. Žiūrint jo gyvenimą, sunkumai, persekiojimai, išbandymai, lygos, išdavystė ir taip toliau. Ir daugelis iš mūsų mes praktiškai pergyvename tos pačius dalykus. Ir nieko kažko naujo ypatingo nėra. Ir Dovydo širdis buvo atsigręžusi į Dievą. Ir Dovydas niekada neatsigręžė į stabus. Dauguma iš 42 karalių valdžiusi Judą ir Izraelį puolė į stabmeldystę. Dovydas niekada nenukrypo nuo vienintelio tikrojo Izraelio Dievo Jahvės garbinimo. Jis garbino vieną Dievą. Ir pagrindinė priežastis, kodėl taip jam pavyko padaryti, nes Dievo akyse, reiškia, jis buvo žmogus pagal Dievo širdį, jis ieškojo Dievo, jis norėjo patikti Dievui. Todėl, mėlyje, šiandien, jeigu Dievas pripildys mūsų širdį, tikrai mes būsime tie žmonės, kurie galėsime pašlovinti, pagarbinti. Dovydo gyvenimas tai buvo kaip lyderio treniruočio aikštelė. Kol jis pasiekė, kol jis daėjo, buvo labai nelengvas kelias ir laikas. Jeigu mes pasižiūrėsim jo gyvenimą, buvo nepaprastas įėjimas link karaliavimo. Dovydas buvo pateptas karaliumi, jam buvo maždaug 17 metų. Judo karaliumi jis tapo, kaip jam buvo 27 metai. Tačiau į viso Izraelio karalystės sostą jis atsisėdo, kada jam buvo 30 metų.
Ir praėjo 13 metų. Būtent per šios metus Dovydas išmoko susidoroti su krizėmis, mylėti savo priešus, gerbti valdžią, elgtis teisingai, mylėti ir nuolankiai vaikščioti su savo Dievu. Todėl, mėlyjei, ir mūsų lyderystė maža, paskui didėja. Ir tai yra treniruočio aikštelė. Tai nėra taip, žinot, paprastai, kad aš šiandieną paimsiu, aš valdysiu. Nesugebėsime, neužteks jėgų, neužteks išminties. Ir todėl tą, ką Dievas duoda šiandien, iš tikrųjų priimkime ir darykime. Jeigu mes pasižiūrėsime į Dovydo vizitinę kortelę, žinot, ten tiek prirašyta. PMO, dainininkas, kompozitorius, poetas, muzikantas, ginklanešis, milžino žudikas, nacionalinis didvyris, karaliaus žentas, bėglys, karalius, pranašas, ministras, karys, svetimautojas, žudikas ir mielas Izraelio psalmininkas. Reiškia, labai daug dalykų buvo jo gyvenime, kuris galėjo mokytis, kuris galėjo pažinti Dievą. Ir per skirtingus užsiėmimus ir veiklą Dovydo kaip vyro ir lyderio savybių formavimas vyko. Ne viskas iškart. Ir pasižiūrėkime į vieną lyderį, kuris norėjo iškart tapti dideliu lyderiu. Tai buvo Mozė. Kada Mozė pamatė, kad žydų tauta neša didelę naštą ir jis norėjo išspręsti. Jis išėjo, žiūri, kad vienas egiptietis muša žydą ir jis paėmė, užmuša tą egiptietį. Kitą dieną išeina, žiūri, 2 žydai ginčiasi. Sako, broliai, sako, ką jūs darot? O tas sako, tu nori mane užmušti kaip vakar egiptietį? Sako, kas tave pastatė kunigaiščių ir teisėjų? Dar nebuvo laikas jam būti teisėjų, kunigaiščių. Ir dar praėjo 40 metų, kada Dievas jį ruošė dykumoje. Ir tik po to jis atėjo kaip lyderis. Ir pradėjo vesti tą Izraelio tautai pažadėtą žemę. Žiūrint į Dovydą, mes matome, pirmiausia, jis yra PMO. PMO tai yra žmogus, kuris gano avis, kuris žiūri, kad būtų pamaitintos, kad atsigertų vandens, kada serga, padėti, išgydyti. Ir žinot, kiekvienas lyderis, kol jis neišmoks rūpintis kitais, maitinti, padėti, jis niekada nebus tikras lyderis. Ir todėl nuo mažens, kaip sakoma, nuo mažo mes turime iš tikrųjų mokytis būti lyderiu. Ir vyras ir lyderis mes pirmiausia, aišku, mes kažkur rūpinamės, gal šeimoje, gal savo mažą sesutę, broliukų, paskui mes kaip vyrai pradedame rūpinti savo šeimą, paskui bažnyčią, paskui gal visuomenėje einame, kažką darome. Reiškia, po trupučiuką auga mūsų lyderystė. Dabar pasižiūrėsime Dovydas kaip sargas. Jis saugoja avis nuo plėšiko. Ir kada mes skaitome 1 Samuelio 17 skyrių, 34-5 eilutė, sako, Dovydas atsakė Sauliui, tavo tarnas ganė tėvo avis, jei ateidavo liūtas ar lokis ir pagriebdavo ėriuką iš bandos. Aš pasileisdavau jam iš paskos, muždavau, išplėšdavo grobį iš nasrų. Nu, žinot, mąstyt protiškai, liūtas, lokys, nu, žinot, aš nesuprantu. Bet aš tikiu, kad tai buvo. Kad iš tikrųjų šitam žmogui užteko drąsos. Ir aš tokią paprastą pavyzdį, žinot, iš gyvenimo 98 metai. Buvo vienas sesuo mūsų bažnyčioje, įmirė ir liko jos sūnus.
girtuklėlis toks, jis dirbo Jonavoj, azoto gamykloje, viršininku, grįždavo į namus, jis vienas gerdavo. Ir visada prieš Kalėdas jis atneždavo žąsį, jam duodavo žąsį, jis atneždavo, sako, aš nemoku gaminti, sako, jūs pagaminkit. Mano žmonai prašė. Ir žmona gamindavo. Ir per vienus Kalėdas jis neatėjo, neatnešė žąsies. Ir mes tada galvojom, palauk, kažkas atsitiko. Mes pradėjome jį ieškoti ir mes jį radom numirusi bute. Jis jau kažkur apie mėnesį turbūt gulėjo. Ir taip toliau mes pradėjom, viską sutvarkėm ir liko butas. Ta prasme, nieko nėra iš giminių. Bet atvažiuodavo seseris mamos iš Ukrainos ir aš paskambinau, sakau, mirė sūnėnas, sakau, ir yra butas, gal jūs kažkaip atvažiuokite tą butą, kad nedingtų butas vis tiek. Jie pagyvenusius buvo, sako, žinai, mes neatvažiuosim, tikrai jeigu jūs galit, kažką darykit. Sužinojau, jie parašė generalinį įgaliojimą man ir aš pradėjau tvarkyti. Kada aš pradėjau tvarkyti šitą butą, atsirado banditai, kurie pradėjo eiti iš paskos ir norėjo įkeldinti vieną moterį kaip sugyventinę, atseit gyveno su juo ir taip toliau, atimti tą butą. Ir šitie banditai sužinojo, kad mes irgi tvarkom reikalus, vienas man paskambino, jis sako, žinai, sako, tu turi 7 vaikus. Sako, palik šitą butą. Žinai, aš taip galvoju, palauk, kodėl aš turiu palikti? Tai nėra jų nusavybė, tai yra nusavybė kitų žmonių. Ir aš sakau, ne, reikia apsaugoti. Ir tada Dievas man davė, žinot, į širdį tokios drąsos iš Dievo. Tai nebuvo iš kūnų, tai buvo iš Dievo. Ir aš sakau tam žmogui, žinai, tai yra Dievo nusavybė. Ir sakau, jeigu tu nori su Dievu kovoti, sakau, bandyk. Keletą žodžių ar daug su juo nekalbėjau, bet aš kalbėjau taip iš širdies, žinodamas, kad Dievas yra ten. Ir žinot, jie atšoko. Jie dingo. Jų nebeliko. Tokie liūtai kartais atsidūrė mūsų gyvenime, žinot. Tai buvo 98 metai, valdžios nebuvo praktiškai, žinot, buvo chaosas, galite įsivaizduoti. Bet kada tu eini su Dievu, tu žinai, ką reikia daryti, tu žinai, ką reikia pasakyti. Tai toks yra mūsų viešpats. Dovydas pažinojo Dievą, jo pasitikėjo ir siekė vykdyti jo valią. Ir kada Dovydas atėjo, pamatė Izraelio kariuomenę, Galiotą, kuris tyčiojosi. Žinot, jis negalėjo žiūrėti, sako, kaip iš gyvojo Dievo tyčiojosi kažkoks žmogus. Sako, negali būti. Ir mes matome tada, karalius sako, aš eisiu prieš šitą žmogų. Ir mes skaitom Samuelio 1:17:44-5 sako, Filistinas sako Dovydui, ateik, aš atiduosiu tavo kūną padangių paukščiam į lauko žvėriems. Dovydas sako Filistinui, tu eini prieš mane su kardu, ietimi ir skydu. O aš einu kareivių viešpaties Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojasi Dievo vardu. Jis sako, šiandien viešpats atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų Filistinų karių lavonus padangių paukščiam ir lauko žvėriems. Kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. Kiek tikėjimo, kiek pasitikėjimo. Virš 3 metrų vyras. Šitas vyras, nežinau, 1,80 m, daleiskim, Dovydas turėjo. Jaunas vaikinas. Įsivaizduokite, kaip eiti. Jau tas tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Dievas kažką darys, nežinau, ką darys Dievas, bet aš žinau, kad aš nugalėsiu. Aš einu Dievo vardu. Ir todėl aš manau, kad mums vyrams kartais reikia daryti sprendimus labai rimtus.
Žinot, jeigu mes žiūrėsime į save kaip žmonės, silpnus, daug negalinčius, mes negalėsime eiti pirmyn. Bet jeigu mes pasitikime Dievu, Dievas duos iš tikrųjų jėgos ir stiprybės eiti, pasitikėti Jo. Ir aš prisimenu, 88 metais mes sužinojome, kad Kaune yra baptistų bažnyčia. Mes atėjome, 3 broliai, vienas iš Šiaulių, kitas iš Kėdainių brolis, aš. Pasižiūrėti, tai buvo nukritęs stogas, langai užmūryti, durų nėra, daug druskos, daug šiukšlių žmonės prinešė. Žinot, mes žiūrime į tą pastatą, ką daryti. Ir maldoje, kada mes meldėmės, žinot, Dievas atsakė tokiu paprastu būdu. Sako, jūs statote savo namus, o mano namai apleisti. Aišku, aš namą nestačiau tuo metu, žinot, bet tas rūpestis savimi. Ir man taip sakau, Viešpatie, tu nori, kad mes atstatytume tos maldos namus. Mūsų buvo nedidelė grupė, buvo pora brolių ir seseris, apie 10 žmonių. Ir dabar imtis tokio darbo. Bet žinot, Dievas pasakė, kad mano namai apleisti. Ir aš supratau, kad reikia imtis. Pinigų nėra, nieko nėra. Bet žinot, mes apsiėmėm, padarėm tikėjimo žingsnį. Ir ačiū Dievui, jeigu kažkas šiandien buvo mūsų maldos namuose, jie truputį skiriasi nuo druskų sandėlio. Jo, truputį geriau atrodo. Bet kažkas turi daryti tikėjimo žingsnį. Todėl, broliai, jeigu gyvenime kažkas atsitinka, žiūrėkime ten, nežiūrėkime čia, kas čia yra. Ir kada mes pasižiūrėsime ten, ir kada mes pakalbam su juo, jis kažką sako. Ir nebijokime, jeigu jis apreiškia kažkokią tiesą. Todėl toks mūsų Viešpats. Toliau, jeigu mes pasižiūrėsime, kaip Dovydo persekiojo priešai ir jis jiems nekeršijo. Šiandien mes iš ryto girdėjome apie tai daug kalbant, aš gal nekalbėsiu, kad Dievas sako, kad mes nekeršytume. Ir toks irgi vienas pavyzdys, žinot, iš gyvenimo, kada aš mokinausi technikume, kada sužinojau, kad aš pradėjau skaityti Bibliją, vaikščioti į bažnyčią, mane išvarė iš technikumo. Ir mano kursiokai labai supyko ant to žmogaus, kuris mane išdavė. Jis nuėjo ir pasakė, sako, jis yra tikintis, jis nenori komjaunimą stoti, taip toliau. Ir jie supyko, jie paėmė už kojas nuo 4 aukšto, tokiai euforijai, sakysime, ar efekte. Sako, pasakyk žodį, mes jį numesim. Tikrai tai buvo piktas, aš nebuvau ant tiek piktas kaip jie. Aš mačiau, kad tas piktas rimtas. Aš sakau, ne vyrai. Sakau, nereikia. Sakau, Dievas kalbės su juo, sakau. Pakelkite atgal. Ir žinot, praėjo 20 metų. Aš sutikau tą žmogų. Aš žiūrėjau jam į akis. Mano širdis laisva, jokio pykčio. Aš atleidau jam iškart. Bet jis nuleido savo akis. Jis žiūrėjo į žemę. Jis negalėjo pasižiūrėti man į akis. Jau 5 metai jo nėra. Jis išėjo. Aš gyvas. Todėl iš tikrųjų, mėlyje, nereikia keršyti. Reikia atiduoti į Dievo rankas. Žinot, nenešioti kažkokią nuoskaudą savo širdį. Bet Viešpats iš tikrųjų jis teisingai pasielgs. Jis palaimins. Dabar jeigu mes toliau žiūrime, Dovydas karalius ir kariuomenės vadas. Žinot, rūpintis dėl Izraelio tautos, rūpintis dėl bažnyčios, rūpintis dėl šeimos. Čia yra svarbu. Lyderis tai turi daryti. Ir kartais tu nežinai, ką daryti. Jau dar vienas toks pavyzdys iš Dovydo gyvenimo, gal keletą pavyzdžių, 1 Samuelio 23:1-2. Sako, Dovydui pranešė, kad Filistinai kariauja prieš Keilą.
ir plėšė kolojimus. Dovydas klausė viešpatį, ar man eiti į mūšį, mušti Filistinus? Viešpats atsakė Dovydui, eik, sumušk Filistinus ir išgelbėk Keilą. 1 Samuelio 31:8 sako, kaip Dovydas ir jo vyrai 3 dieną sugrįžo į Ciklagą, amalekiečiai buvo išsiveržę į pietų į Ciklagą, užėmė ir sudegino. Dovydas klausė viešpaties, ar man vytis tą gaują, ar aš jos pavysiu? Viešpats atsakė, vykis, tikrai pavysi išvaduosi belaisvius. Mes matome, jis visada kreipiasi į Dievą, darant kažkokį sprendimą. Jis niekada pats nedarė. Jis klausė viešpatį, ką daryti. Ir todėl mūsų gyvenime, mėlyjei, kokia nebūtų situacija šeimoje, bažnyčioje, bet kur, pakalbėkime su Dievu. Paklauskime viešpatį, ką tu manai, ką reikia padaryti. Ir mes matome, kad Dovydas nepralaimėjo ne vienos kovos, nes jis visada kalbėjo su Dievu. Jis visada klausė Dievo, Dieve, ką daryti? Mes padarysim mažiau klaidų, jeigu mes tikrai tarsimės, kalbėsime, klausimės Dievo, ką daryti. Dar jeigu žiūrėsime į Dovydą, vyras, kuris tuščiai leido laiką, tapo paleistuvu iš žudikų. Manau, kad Dovydo kritimas neprasidėjo tą dieną, kai jis permiegojo su Batšeba. Viskas prasidėjo, kaip Dovydas apleido savo pareigą eiti su kariuomenė ir liko Jeruzalėje. Ir mes matome tada, kada jis tuščiai praleidinėjo laiką, jis išėjo ant stogo, žiūri, pamatė graži moterį, pakvietė, permiegojo, padarė nuodėmę. Žinot, nuodėmė pagimdo nuodėmę. Ir tada jis bando paslėpti nuodėmę. Kaip paslėpti? Jis bandė Uriją nusiųsti į namus pas žmoną ir taip toliau, jam nepavyko. Tada jis paima ir jis sako Joabui, kad jis žuto kare. Jis padaro dar vieną nuodėmę. Ir todėl, vyrai, neleiskime tuščiai laiko. Žinot, kartais atrodo atsipalaiduojame, kartais kažkas ten šiaip savo nieko nedarome, yra labai pavojinga. Jeigu mes nieko nedarome. Jeigu mes meldžiamės ar mąstome, gerai. Bet jeigu tuščiai, velnias čia šalia, jis iš tikrųjų ateis, jis pagrobs, jis apvoks, jis paims tą, ką iš tikrųjų priklauso viešpačiai, jis sužlugdys. Kai Dovydas vyras ar lyderis nusideda, turi būti pasiruošęs atgailauti. Mes nesame tobuli žmonės. Žinot, kažkas gali būti. Ir šiandieną pastorius Pranas kalbėjo, kada tu kalbi su žmogumi, žmogus ateina, sako, aš turiu savo nuomonę, aš kitaip mąstau. Jis nesako, kad aš mąstau taip, kaip Dievas sako. O čia yra problema, kada mes ateiname, galim kalbėti su broliu, kuris sako, tu broli nusidėjai, blogai padarėjai. Ne, viskas gerai. Ir pradeda teisintis. Bet tikras lyderis, žinot, anksčiau ar vėliau, Dovydas bandė teisinti savo tos darbus. Bet Dievas mylėjo tą žmogų ir Dievas galiausiai atsiunčia jam pranašą Nataną, kuris ateina ir tokią palyginimą sako, pas vieną žmogų. Turtingai atėjo svečias. Ir tas norėjo priimti, turėdamas daug avių, jis paėmė iš vargšo paskutintą avį ir atnešė. Nužudė, pavalgydino. Ir Dovydas sako, tas žmogus turi mirti. Ir apmokėti keturgubai už tą avį. Ir Natanas sako, tu esi tas žmogus.
kada Dievas iš tikrųjų jam prakalbėjo tiesiogiai ir aiškiai, jis suprato, nusidėjo. Aš manau, mes vyrai kiekvienas bandome teisinti savo veiksmus vienaip ar kitaip. Tai yra mūsų prigimtyje, bet, žinot, mes turime būti pasiruošę išgirsti, jeigu kažkas ateina ir sako, broli blogai, broli negerai. Iš tikrųjų priimti šitą tiesą ir atgailauti. Nes jeigu mes skaitome 31 psalmę, 52 psalmę, mes matome, Dovydas pasakoja apie savo jausmą, ką jis turėjo. Sako, mano kaulai nyko, nedavė man ramybės. Jam nebuvo lengva. Ir jis pasakė, kad sako Dievui, grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasią, sustiprink mane. Žinot, kada išgelbėjimo džiaugsmas dingsta, įsivaizduokite. Aš kaip krikščionis, aš džiaugiuosi Kristumi. Aš dėkoju Dievui. Ir staiga kažkokia nedidelė nuodėmė ar melas atima džiaugsmą. Matom, kad Dievas atitolo. Tai yra baisu. Dovydas sako, Viešpatie, grąžink. Aš negaliu taip gyventi, man tai bloga. Iš tikrųjų, Dievas atėjo, Dievas palaimino. Karalius Dovydas buvo nepaprastas lyderis, palikęs ilgalaikę palikimą. Jis prisimenamas dėl savo drąsos, stiprybės, išminties, dėl savo įsipareigojimą siekti teisingumo ir teisumo. Ir dabar, broliai, jeigu kažkas pasakytų, ką galėtų žmonės pasakyti ir įvardinti vieną tavo savybę, nors vieną, žiūrint vienas į kitą. Pavyzdžiui, kokią savybę galima pasakyti apie tave? Koks tu esi žmogus? Jeigu mes žiūrime apie Dovydą, kada Dievo dvasia paliko karalių Saulio ir kankino netyroji dvasia, ir tada žmonės ieškojo kažkokio muzikanto, kažkas nuramintų Saulio. Žinot, vienas iš tarnų atėjo ir sako, 1 Samuelio 16:18 sako, aš mačiau Jesės sūnų iš Betlėjaus, kuris moka gražiai skambinti, jis yra vyras drąsus, karingas, išmintingas kalboje, gražus ir Viešpats yra su juo. Tiek savybių apie Dovydą. Žinot, kada aš žiūriu į jūs, aš jūs nepažįstu, bet porą brolių aš paimsiu, pastorius Artūras, pastorius Pranas. Žinot, kada aš žiūriu šitus brolius, vienas brolis jau 10 metų rašo žinučių ar skambina, sako, antradienį bus pastorių susirinkimas. 10 metų jis primena. Ištikimybė. Pastorius Pranas visada, kada ateina laikas prieš naujus metus, atvažiuoja su kalendoriais, sako, broli, turiu kalendorių Naujojo Testamento, kiek? Čia ne 1 metai. Broli, ne 1 metai. Žinot, o ta savybė. Ir dabar pagalvokime, kokią savybę man duotų žmonės, jeigu žiūrėtų į mane. Ką pasakytų, koks aš esu? Čia yra iš tikrųjų labai svarbu, apie Dovydą buvo kalbama daug. Viskas, mano laikas baigėsi, ne? Beveik. 5 minutės, nu ką? Broliai, gerai, aš tada bandysiu kalbėti apie tai, kad, žinot, vieni gimsta lyderiais žmonės. Ir vienas iš Biblijos, kurį mes žiūrime, jis gimė toks ir negalim prieštarauti, tai buvo Jozapas, kuris matė sapnus, jau Dievas sakė, parodė, sako, klausyk, Saulė, mėnulis, 11 žvaigždžių ateis, nusileis tau ir taip toliau. Jis tai pasako paprastai, vaikiškai, žinot, visi kiti supyko, pardavė Egiptą ir taip toliau,
Būdamas Potifaro šeimoje, mes matėme, Potifaras pamatė, pastatė viršininkų, sako, klausyk, vadovauk, nes tu čia, matau, gali. Paskui jis patenka į kalėjimą dėl žmonos, kuri norėjo sugundyti, 12 metų kalėjime. Kalėjimo viršininkas sako, vadovauk čia, prižiūrėk visą kalėjimą. Ir atėjo laikas, kada jį iškviečia faraonas apie savo sapnus, jis papasakoja, jis sako, klausyk, tai tu esi tas žmogus, kuris gali vadovauti, tai sako, ką man ieškoti? Jis pasako, paieškokite žmogaus. Sako, tai va, yra tas žmogus. Ir aišku, kiti tampame lyderiais, kaip aš jau ir kalbėjau, ir jeigu mes pasižiūrėsime į Mozę, kada jis vienas bandė teisti tautą, sėdėti nuo ryto iki vakaro, atėjo Ošvis, sako, klausyk, negerai yra. Sako, pasirink tūkstantininkus, šimtininkus, 50-tininkus, 10-tininkus ir kiekvieną pastatyk lyderiauti. Vienas gali 10 žmonių, 100, 1000 ir taip toliau. Jis sako, o tu paskui jau kalbėsi. Ta prasme, yra tam tikras augimas įmanomas mums kaip žmonėms, kaip vyrams. Ir todėl mes, broliai, jeigu mes kažkokia esame vietoje ir lyderiaujame, nesakykime, kad čia yra mažai ar daug, nes rytoj bus daugiau. Kas yra ištikimas kame? Mažame, tam bus patikėta didesnis dalykas. Ir taip Dievas sako. Ir todėl tai yra Dievo tiesa. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mums bažnyčioje reikia lyderių. Reikia lyderių, kurie prižiūrėtų vieną ar kitą sferą, kurie bendrautų su žmonėmis, kurie vestų Biblijos studijas, ir galiausiai kurie vestų bažnyčią. Ir daug jaunų vyrų. Jūs visi reikalingi. Jeigu šiandieną jūs sakot, ne, aš joks lyderis. Ką Dievas mato? Ką Dievas žino? Tu nežinai. Bet Dievas gali, bet tu būk pasiruošęs atsiversti Dievui. Priimti Dievo kvietimą tada, kada Dievas kalbės tau. Ir įstok į tą tarnystę. Iš tikrųjų būsi palaimintas tu, tavo šeima, bažnyčia, aišku ir pasaulis, kuriame tu gyvena. Todėl tie laiminamus viešpas Dievas, brangus broliai seserys. Broliai be seserų. Amen.